Namuose turiu klasiko sistemą, kas mane erzina šitoje sistemoje, tai yra skleidžiami garsai, kintant orui. Pavyzdžiui, ryte pradėjo šviesti saulė, šyla, bum, bum. Tokie garsai, supranti. Įsigasti tu. Ne, neįsigasti, bet tiesiog... Saulė beldžiasi. Jeigu būčiau žinojęs prieš tai, nebūčiau dėjęs klasiko. Saulelė ateidama būdinas vietą, ar kaip tenais. Tai žinai, čerpės jau nebūdinas vietoje, jos yra kaip yra. Aišku, jos gal kitaip, žinai, tas lietus dar kažką vis tiek girdi, nežinau, jūs pakomentuosit, ar girdisi, ar nesigirdi. Tai čia viskas priklauso, kaip ten sumontuota viskas yra. Tai pirmas dalykas, ar yra akustinės tarpinės sudėtos. Yra. Ir kitas dalykas, įdomu, kaip tie varžtai susukti, ar jinai turi laisvumo normaliai vaikščioti. Gali būti, kad perveršta yra tiesiog. Ir supranti, tas gaunasi įtampa, plečiasi, tas varžtas yra užsuktas, užverštas, jis neturi būti užverštas. Skylutės klasikui priveršti yra pailgos. Ta skylutė pailga yra tam, kad įsuktum varžtelį į vidurį ir jo labai nepriverštum, kad ta skarda galėtų vaikščioti. Tai įsivaizduok, jeigu to skylutė tas varžtas yra priverštas, tai jinai plėšosi visą. Tai jeigu šlaitas yra kokių 6 metrų 7, tai tas vaikščiojimas gali, nežinau, centimetrą 2 būti. Didžiausią barškėjimą tai sukelia, aišku, jeigu jūs nemontuojat tam skirtų akustinių tarpinių. Kiti ten deda visokias nuo gipso profilių, ten yra visokių tų variantų. Tai geriau dėti tokias, kokios gamintojas siūlo ir dėti ten jas, kur jas ir siūlo dėti. Nes vieni ten per vidurį deda, kiti ant tarpų deda. Ten yra visokių tų teorijų, bet tiesiog yra instrukcija, atsiverčiat ir montuojat pagal tai. Tai visi tie garsai, tauškėjimai ar braškėjimai, tai viduje praktiškai nelabai turėtų girdėtis. Tai viskas daugumoje, tas efektas, kai Donatas girdi, tai yra lauke. Kai tu būni lauke, kieme ir tau tadiš. O viduje tai turbūt nieko nesigirdin. Šiai dienai apšildymo sluoksniai yra dideli, tai ten nei lietus, nei, nebent jau turi lyti, nežinau, kruša kažkokia didžiausia. Aš klasiko antrą kartą nemontuočiau. Nemontuotum? Dabar yra, bet dabar rinkčiaus turbūt čerpės. Aš tai pritarčiau, nes aš tai savo irgi susidėjau čerpę, nes viskas gerai, su klasiku iš skardų tai yra pats geriausias variantas, nes tai neturi varžtų ir ilgamžiškiausias, bet jeigu man sumontuoti skardą, klasikinę, normalią, kokybišką, tai jinai kainuos tiek pat, kiek molinė čerpė, arba netgi brangiau, jeigu kažkokią rimtesnę imsi. Taip, tos estetikos, sakykime, tas klasikas turi, ypač šitam namui, ne, toksai minimalizmas, visą kitą, jeigu ten būtų kokia ten banguota skarda ar kokia, tai jau čia taip netrodytų, ne? O čia tas minimalizmas kaip ir gerai atrodo. Šiaip ant to klasiko labai paprastai dedasi tos saulės elektrinės. Tai mes paruoštumėme vietas laidų iškišimui, kaminėlius ir paaiškintumėm ir sušnekėtumėm su montuotojas, kad būtų tinkamai sumontuota.